laimės rato paleidimas, tai ant desktopo yra laimės ratas, tai čia pasileidžia laimės ratas, o žemiau yra valdymo nuoroda. Tai dabar paleisiu tiesiog laimės ratą, kad sustartuoti. Sustartavo ir tada 3 taškiukai ir full screenas šitoks kvadratukai. Ir viskas, ratas yra padarytas, tiesiog suksite. Dabar jeigu išeiti iš šito, tai tiesiog palaikote, atsiranda kryžiukas, išeiname. Galim uždaryti, galime nuleisti ir jeigu mums kažką reikia pasikoreguoti valdyme, čia yra statistika, kol kas dar niekas nesuko ir čia settings yra visas valdymas. Tai čia prizų kiekius galime pasikoreguoti, jeigu kažkas čia rašo 34, kem 9, 50, tiesiog edit ir pakeičiam kiekį ir update ar pavadinimą. Čia yra backgroundo foto, tik tai čia rezoliucija yra tokia truputį didesnė, būtent šito 1800 ant 1200, kadangi planšetės rezoliucija yra truputį didesnė. Tai čia tiesiog edit ir dar apačioje yra submit settings, visada reikia paspausti. Čia yra įvairūs nustatymai. Greitis, jeigu reikia, kad e-mailai vartotųsi ir panašiai. Tai čia backgroundo foto, pakeitus submit. Viskas uždarome ir čia pasileidžiam. Padarau full screen ir suku. +10. Spaudžiate gerai ir naujas sukimas. Dar kartą dabar išeinu. Atsiranda kryžiukas, užsidarau. Čia kartais gali šokti kitas langas, bet dabar nueisiu į kontrolę dar. Rodo vat 1. 30, ten buvo 10. Aš tiesiog ištrinsiu dabar ir prie settingso 30 + 10, 30 + 10, o čia 32, tai jau čia pakoreguosiu. Ir update. Na ir prizai čia pasikoreguos. Ir praktiškai viskas.